poetinės žūklės į Lankelę. Važiuoja į savo vietą bandyti surasti kampelį palapiniai. Vėjo kryptis nepastovi, kintanti. Bandysim nepagauti lyno, nes pastaraisiais metais to nepavyko padaryti. Beveik visą laiką pagaudavom lynų. Šiemet žiūrėsim, kaip čia bus. Gal kokį norėtųsi karšiuką didesnį ištraukti. Tai jau ne karšiuką, o karšį. Taigi traukiam į Labanoro regioninį parką. Vasarą nusistovėjo pagaliau rugpjūčio pradžioje. Kur buvę, kur nebuvę. Savo keliukais važiuojame. Čia gali būti po lietaus truputį išmuštos duobės. Toks lėčiau. Na ir įdomu labai. Ar mūsų vietoj bus kas nors, ar nebus. Jei bus, tai teks ieškoti kažkokių kitokių sprendimų. Bingo! Mūsų vieta laisva. Libera. Il posto è libero. Taigi dar vienas vasaros nuotykis. Bandysim pažvejoti. Bandysim pailsėti. Dar tik 2:30. Pirma meškerė užmesta. Žiūrėsim. Nei žvyno, nei peleko. Pastraukite. Oi! Oi! O tokia patinė žuklė į Lankelę. Tai kimba, tai kimba. Va tai. Pirmą žuvį pagavau. Ir kai reikia susidėti 124 daiktus į žuklę, galiausiai vis tiek pamiršti vieną kokį nors. Bet kartais tai būna nesvarbus dalykas. O kaip šį kartą aš palikau tokį krepšį per petį perjuosiamą. O ten visos sistemėlės žvejoti su boiliais, visos paruoštos jau sistemėlės kitos dugninių meškerių. Bet tai gerai, kad dar pagrindinę dėžę pasiėmiau, nes kažkada Viliaus klausdavau juokais, ar tau nebuvo taip nutikę, kad atvažiuoji į žūklę ir nėra meškerių ir ką tu tada darai. Aišku, Vilius visą laiką, jis yra labai toksai kūrybingas žmogus, jis išsivarto iš bet kokios situacijos. Jis ir į medžioklę atvažiavęs be šautuvo ramiai sau tupėtų medyje ir kurtų eilėraščius būtų. O taip sėdėjau ant kėdės. Ir staiga tik atvarė pas mane kaip koks katinas. Sakau, kaip bagės, kaip mūsų katinas. Mūsų tokiais ūsais. Kaip jie čia vadinasi? Reikės pasidomėti. Jau žiūrėjau anksčiau, bet va, matot kaip kraipo ūsus. Maždaug 10:20 buvo pirmas signalas, visą naktį nieko, tik naktinius sliekus nulaižė. Buvo čia toks atklydęs žvejas, labai norėjo pabendrauti, pasikalbėti iš tų žmonių, iš Nemenčinės. Atvažiavo, norėjo čia dar savo draugelius iš kito kranto prisikviesti, bet aš taip daviau suprasti, kad gal jiems bus sunku tas meškeres persipakuoti, nes kažkaip norisi ramybės, ne kažkokia tai tokio bendravimo, komunikavimo. Bet gražiai pakalbėjom. Šiandien jau atsisveikina jisai su mumis. Sakė, kad per naktį pagavo vieną lyną, tokį jau valgomą, kurį išsikeps su žmona. Na, pirmas super didelis laimikis. Uždėjau kukurūzus ir patiko kojytei. Čia tokias kaip gaudydavau žūklės pradžioj. Kai tik pradėjau, kai tik pradėjau, kai tik pradėjau, kai pradėjau. From everybody's problems, oh, guess I'm locked in.
O, yra. Tai vis tik yra Jo. kažkas smulkaus. Opa! Valio! Na Va. va, šiandien jau biški truputį. Oro trūksta. Aš įdomiau. nešu vaiką Va, namo. už čia paimk, Už kur? už va čia va. Pasidėjom rankom už čia. Už čia. Eik paleis. Viskas, mažytės, tave išgelbėsiu. Pabučiuosiu. Orą pripūsiu. Gerai, leisk, nes neišmeskit ant žvyro. Kaip į čia dabar pradurt? Ha? Taip, taip. Kaip čia ta? Kaip čia ta? He. Batutą pradurt. Paragaut norėtųsi. Ai. Tokie reikaliukai. O. Tapu, 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 tapu. Negaudo ryšio. Kas čia yra su to teledu, nesuprantu. Jo apšikmat. Pagavote nerijau. Va, koksai gražuolis. Ešerys jau kai galvojau, kad nieko nebus, jokio tokio gražesnio laimikio, tai Greičiau, nežinau, kalbėkite, 400 gramų gal. nes reikia jam Bet skristi jam namo. dabar reikės, jisai gilokai ir įjo. Reikės jį išgelbėti. Ką išimti? Sesutė. Sesutė atėjo pagelbėti mums. Ką? Patok tokį pagaliuką suras, palauk, praskleis tos Tokį? skyrius. Jo, va. Va, pincetas. Liežuvė neišmalkit jam. Ai, gerai, prašau. Ak, tai kaip jisai giliai. Pi buvo. O, lyg tai pavyko. Greičiau, Va. leiskit tikrint, galiu aš paleisti. Pala, pažiūrėsim, ar gyvas dar. Galiu paleisti, Palauk. pabandyt. Viskas. Viskas. Gyvas, prašau. Neškite atsargiai, neužkliūkit. Gerai, kad turiu sesutę, asistentę. Sweating, shaking all over. Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm up